Labą dieną. Rugsėjo 7 popietė. Nu gerai, ne popietai. Ir taip gavosi, kad mane priėmė į komandą, į Ambersail 2 komandą. Laivą parvarimui iš Sardinijos į Maltą. Ir turiu nusigauti dabar aš į Sardiniją. Turiu bilietus lėktuvą, viskas gerai, tik tai iš Kauno. Skrendu iš Kauno, bet grįšiu į Rygą, tai negaliu varyti su automobiliu. Kadangi važiuoti su autobuku neįdomu, aišku, teks, jeigu niekas nestos, tai sugalvojau patranzuoti. Paskutinį kartą tranzavau, Plemčiui buvau studentas. Ir pamėginsiu patranzuoti dabar, kaip tokį senį jums dabar įdomu pamatyti būtų. Tai va, kelionė prasideda ir pabandysiu kokiu nors nuotykį užfiksuoti. Tai kol kas galit nespėlioti, ir pavyko ar nepavyko susitranzuoti. Tranzavau apie valandą laiko kažkur. Viena mergina sustoja tik tai iki Ramygalo, sako, važiuoju. Tai nerizikavau važiuoti, nes ten bus dar sunkiau susitranzuoti. Tai varu į autobusų stotį ir bandysiu su autobusu važiuoti. Turėčiau būti 2 valandą su Vaidu susitarėm, kad susitiksim, bet manau, kad nebūsiu. Bet tai pabandžiau patranzuoti. Nesai nepatikės. Teko gazuoti su savo automobiliu iki Kauno oro uosto. Nu gerai, ne iki Kauno oro uosto, iki Vaidžio. Su Vaidu prasikepėm dalykų visokių. Pabuvom ir dabar mes Kauno oro uoste. Tai atvariu vis dėlto su savo automobiliu. Nes todėl, kad nemėgstu vėluoti, kaip jau sakiau, ir nepavėlavau, atvariau 2 valandą, kaip ir tarėmės. Ir dabar čiut nevėluoju į skrydį, tai varau tikrinti. Nu ką, kuom baigės važiavimai su autobusais, tranzavimai. Rezultatą nuvažiavau su mašina iki Vaido, pagrilinam ir išskridau. Tai skridau visą naktį, nu ta prasme nuvariau į Varšuvą, tada persėdau ir ryte atskridau čia, į Olbiją, Sardiniją. Aišku, dar reikia nusigauti iki Porto Cervo, ar kaip jis ten tarėsi. Bet nutariau, kad aš biškį čia pablūdysiu, paplavinėsiu šitą miestelį, nes nebegrįšiu jį. Ir tada varysiu su autobusais iki Porto Cervo. Ten tipo taksas kainuoja 103 eurų. Aš kaip ėdžius pasižiūrėjau, kad yra autobus, tai turėčiau už trajeką nuvažiuoti. Tai va, tokios naujienos. Pavargęs. Nakvosiu dar nežinau kur. Planavau ant soliuką. Nu tai matysim. Nu va, kur aš čia papuoliau. Į Rolexą. Atvariau po ilgų kelionių. Labai pavargęs, bet vis tiek noriu eiti pasidaryti. Yra ir J klasės suplaukusios tie didėjai laivai, tai labai cekava pasismaltaut. O šiaip tai baisuliniai laivai, labai didžiuliai, labai greitai jie plaukia. Tai va, tai jų varžybos čia tokios. Pafilmuosiu biškį, parodysiu ir jum. Čia atrodo petelnė kokia. Nu jo, čia rimti dalykai. Įspūdingai atrodo. Eina savo. Liukas. Turbūt metras koks 20 ant metro 20 atsiverčia. Gerai čia jie braško. Na, šitie turbūt vieni įspūdingiausių laivelių. Nu, bent jau man.
Aišku, ir tie sportiniai belia kokio gražumo. Bet šitie klasikiniai. Nu tai įspūdingai atrodo. Tavo mano, kaip čia viskas blizga. Was macht ihr heute? Nu, ruošiasi startui visos komandos. Norės paplaukiat. Čia yra Vilšyda ir šitas laivas turbūt irgi savininko, nes ir pavadinimai viskas ten priklijuota ant šonų mačiau. Tai tipo atvaras sportuot su Vilšyda ir gyvena čia. Kad žinot, kur padėlis šakutėm padėti. Saveks, kažkur varo Mindė, kur varai? Lauk ir manęs. Kur tu čia varai? Taip skubi. O aš taip skubi, Mindė. Nu va, išvarom iš Maltos. Maltos. Iš Porto Červo išvarom. Hebra dar dirba ir varysim link Maltos.
Čia biški didesnių laivelių atsirado. Nu, jie buvo, bet dabar atplaukiam tik tai. Ten vienas išplaukinėja, kitas dar stovi. Gražus laivai. Pilam kurą ir plauksim. Nu va, ir mes plaukiam su Borem. Greitis 8,3, tai čia skriejam kai velniai. O. Kvadratūros. Atėjo genovaitę, pakėlė 3 burės. Žydrištų ir rogės sprendė. Liejam 12 mazų beveik. Ir nuotą. Vietos mano delfinai pasirūpė. Ten paveiksluoti. O, Genutė, žiūrėk, delfinai, vietos, pasikasyt nugarą. O, kad ne, va, eik, paveiksluoti. O, nuplaukė našė. Ten verda žuvis, šokinėja, gaudo mažesnės žuvelės. Neaišku, ar čia matysis.
Pabėga. Būna kartais gyvenime, kai kovoji su demonais. Stenkis per visą maišo ilgį stenkis. Dirba vargšiai žmonės, susigalvoja čia nepatogių dalykų. Dabar turi vargt. Vargsta. Vėjo nėra. Vargas, skurdas. Čia keliant ir leidžiant būrę būtinai reikia pakabėti ant stiebo. Pakabi ir paskui gali kelti. Ir tada iki galo nusileist gali. Nes jeigu nepakabi, tai kitaip nieko nebus. Tik stiprus vyrai gali čia viską padaryti. Silpnų čia nėra. Leidžiam jau? Jau atplaukėm į Gozo salą. Plauksim į tokią įlanką, kur nekurie youtuberiai buvo apsilankę ir kiurksoja ten kažkiek tai laiko. Atikus, man atrodo, buvo su to savo mažu vaiku. Atvarė ir ten įleido gerai laiką. Tai va, mes irgi varom gerai laiką praleisti. Jeigu leis visi dalykai. Pirmą kartą iš jūros matosi Azur Window, kurio nebėra, nuplovė. O čia atplaukėm į tą įlankėlę. Bet šitas langas yra praktiškai tas pats. Čia olas tokias. Nu va, įlankėlė. Biškį pasiturkšim ir plauksim į lėktuvą. Geras vėjas, supranti. Krenuoja. Hei. Pasiruošęs, skaičiuot gali? Tuoj, Darius ten gerai? Gerai. Nu, 3, 2, 1. Gerai, 1, 2, 3. Šitokia gražumą valtis lenkia, supranti. Vietas prisidėję tų laivų kranų. A ne? Nu. Visada atplaukdavau su lėktuvu čianai, dabar pirmą kartą iš vandenilio. Nu va, ta maltelė, bet nežinau, ar matysi šį. O varteliai kokie gražus. Va,
Labai, labai. Bet atplaukiam. Viskas. Važiavam, atvažiavam. Ten, kur šiltas kraštas. Čia būnam. Prisibuvę. Ruošiamės prasiplaut. Ir šliopinsim kažkur. Pirščiukai. Nu, buvo labai gerai. Praplaukiam, pakaitam, pabuvom karšti ir važiuojam namo. Tai visi ruošiamės į oro uostą važiuoti. Viena gali plikščiai irgi juda. Tai varysim. Ačiū. Čia mūsų? Aš nežinau. Gal ir mūsų?